Tu kaip saulė žybi, bet tavo kojos taip pat kaip šilta, kad atrodo arklys įstūmė tau. Kai tave pasiguldysi į lovą, visa paklodė bus raudona. Bet kai sutiksi mane, kiši man ranką, sakysi, ar tie kumpis skanus, ar tie kunkulai skanus. Aš jau būsiu tavo arklys, lauko arklys, kuris su pusės metro kardaną tau įstums tikras erželas, kad net per burną išlįs. Tai va, skirsiu eilėraštį tokį jau, be kardanų, be nieko. Bet kokia karšta pumtytė gintai, nesilik klientų, nekasi eilėje. Bet kokia karšta pumtytė klientų, stovi prie durų, nekasi eilėje. Bet kokia karšta pumtytė gintai, nesilik klientų, nekasi eilėje. Gerda, klausyk, aš tau eilėraštį sukūriau. Kartą gyveno graži Gerda ir sutiko jauną bernužėlį. Jo vardas Petras ir paklausė Gerda, sako, ar tu, Petriu, norėtum mane paimti ant savo didžiojo kardano vamzdžio užsimauti? Ne. Viskas? Nu jo. Bet kokia karšta pumtytė gintai, nesilik klientų, nekasi eilėje. Bet kokia karšta